rašiau apie nuosavybės teisės doktriną Konstitucinio teismo jurisprudencijoje. Ši tema iš tikrųjų sudomino dėl to, jog nepaisant to, kad nuosavybės teisė yra, aišku, mūsų visų ekonominės laisvės sąlyga, ekonominis pagrindas ir visiems yra žinoma, kad valstybė turi galimybę ją riboti įstatymų nustatytą tvarką. Aišku, tai turi būti daroma siekiant apsaugoti kitų žmonių teises ir laisvės. Na ir žinoma, aišku, esant krizei, esant ekonominiam sunkmečiui šalyje. Tačiau tai viskas yra aišku, tačiau įdomumas atsiranda tada, kai tas doktriniškas nuosavybės kategorijos aiškinimas gali laipsniškai kysti. Iš tikrųjų jis kinta ir to pasekoje atsiranda tokios doktrinos kaip pensijų, kaip privačios nuosavybės konstitucinė doktrina arba teisės į atlyginimą. Taip pat kaip privačios nuosavybės doktrina, o tai reiškia, kad tiek pensija, tiek darbo užmokestis yra prilyginami privačiai nuosavybei. Kas yra įdomu. Ir tas būtent kaip ir nusistovėjusios jau nuosavybės kategorijos skirtingas aiškinimas iš tikrųjų ir sudomino. Ir nors dėl to ir kyla visokių diskusijų tiek teisinė prasme, tiek praktikoje, tačiau iš tikrųjų Konstitucinis teismas šią doktriną nuosavybės taiko gan nuosekliai. Ir pats tyrimo naujumas yra tame, kad yra išplėtota ta nuosavybės doktrina, yra kalbama dar apie pensijas, apie darbo užmokestį, o ne tik apie pačią nuosavybės teisę. Ir dar ne visai yra aiškiai nustatytos ribos valstybei riboti tą nuosavybę, nes ji turi tokias galimybės, bet ir tarptautinės teisės normas nustato tokias galimybės, kad galima riboti įstatymų nustatytą tvarką, tačiau turi būti tam tikri kriterijai ir juos irgi aptarsiu, bet viskas konkrečiau pasireiškia per būtent tas pensijų, kaip privačios nuosavybės doktrina ir atlyginimo. Ir kalbant apie nuosavybės neliečiamumą, nes visgi reiktų išsiaiškinti tokią paprasčiausią sampratą, jeigu jau šnekėt apie nuosavybės doktriną, tai čia vėlgi galima pasakyti apie tą grėsmingą galimybę, jog siekiant apsaugoti žmonių teises ir laisvės, galima iš tikro nepaisyti kartais tos nusistovėjusios nuosavybės doktrinos, bet vis tik hipotezė yra iškeliama, kad nors taikant šią nuosavybės teisės doktriną, gali būti nepaisoma tos kategorijos aiškinimo nusistovėjusios, tačiau taikoma yra pakankamai nuosekliai. Ir taip pat norėčiau paminėti libertarus. Libertarizmas tai yra, kaip ir galima sakyti, radikaliojo liberalizmo sinonimas ir ši filosofija. Šios filosofijos idėjos yra tokios, kad atkakliai gina nuosavybės teisę ir tas nuosavybės neliečiamumo principas, pasak jos, tai yra kaip ir mūsų ekonominio aktyvumo sąlyga, o tai reiškia, kad jie viską sieja su to teisėto įgyjimu. Jeigu nuosavybė yra teisėtai įgyta, asmuo gali savo nuožiūrą tiesiog ją valdyti, ją disponuoti, o ji gali būti kažkaip ribojama, atimta, tik tai su sąlyga, jei to reikia pažeistam teisingumui atkurti. Taigi viskas yra per tą teisėtą įgyjimą, tačiau dėja to aišku nepakanka apskritai pačiam teisingumui visuomenėje atkurti. Na ir kas jau siejamas nuosavybė, tai Konstitucija aišku skelbia, kad nuosavybė yra neliečiama, ją saugo įstatymai, tas tarytum viskas aišku. Ir Konstitucinis teismas pats konstatuoja, kad teisinėje kalboje neliečiamumas suprantamas kaip neatimama žmogaus teisė reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų teisių ir valstybės pareiga yra ginti ir saugoti nuosavybę nuo neteisėto kėsinimosi ją. Ir Konstitucija iš esmės tuo 23 straipsniu ir Konstitucinis teismas jį aiškindamas apriepia tos libertarų visus principus teisingumo. Tačiau 23 straipsnis dar skelbia, kad taip pat nuosavybė gali būti paimta tik įstatymą nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginimą. Taigi neužtenka vis tik tų libertarų principų, kurie atkakliai gina nuosavybę. Tačiau Konstitucija,
kodėl konstitucijos irgi pačios neužtenka. Tam reikia tarptautinių dar teisės normų, šnekant apie nuosavybės teisės doktriną, nes konstitucija nėra kažkaip tiesiogiai apribotos valstybės galios riboti tą nuosavybę. Bet taip yra labai panašiai ir visose rinkos valstybėse. Tai reiškia, kad galimybė riboti yra, tačiau kriterijai nėra visai aiškiai nustatyti. Ir galų gale, kaip jau sakiau, libertarai iškelti principai tikrai yra nepakankami įtvirtinti teisingumą visuomenėje. Ir 20-ame amžiuje, kai civiliniai santykiai peraugo iš tos tokios ekonominės orientacijos į socialinę, tai nuosavybė įpareigoja, yra tokia citata. Tai reiškia, esmė labai paprasta, kad nėra tik teisės, nuosavybė, kad ir konstitucija sako, yra neliečiama, bet atsiranda ir pareigas. Taigi esmė yra labai paprasta. Ir nuosavybės tos teisės socialinės poreikis ir kyla iš to, kad reikia patenkinti visuomenės grupių interesus ir tarptautinių teismų praktika dažniausiai akcentuoja būtent visuomenės poreikį. Ir visuomenės poreikių pripažinta yra aplinkos apsauga ir priemonės, aišku, užkirsti visiems trukdžiams, visuomenės saugumas, žmonių sveikata, autorių teisės ir interesai ir taip toliau. O pats Konstitucinis teismas, jisai nustato tas teisėtumo sąlygas ir taip pat dar yra vienas toks akcentas, kad dar reiktų atsižvelgti tai, kad taip pat negali asmuo pažeisti žmogaus teisų ir laisvių. Tai taip pat yra kaip ir ūkinės veiklos tada ir iniciatyvos suvaržymai taikomi ir to visko pasireiškia ta nuosavybės socialinė funkcija. Taigi ir visuomenės interesas yra tarptautinių teismų praktikoje kaip ir labiausiai pabrėžiamas. Ir teisėtumo sąlygos, kurias nustato Konstitucinis teismas, tai kad jis leidžia riboti žmogaus teisės ir laisvės, būtent nuosavybės teisę, jeigu tai yra daroma įstatymu, ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje. Taip pat, jeigu yra konstituciškai svarbus tikslai ir nėra paneigiama to teisų ir laisvių prigimtis, ir žinoma laikomasi konstitucinio proporcingumo principo, tai reiškia, kad jeigu ribojimai yra per daug varžantis žmonių teisės ir laisvės, per daug praradimų žmogui, tai jau yra nepagrįsta. Ir kyla toks tada klausimas, ar už to visą ribojimą galima po to reikalauti kompensacijos. Apie tai galima pašnekėti tiesiog jau šnekant apie pensijas ir tas kitas doktrinas. Ir Konstitucinis teismas ir tarptautiniai teismai, jie dažniausiai sako, kad visą laiką akcentuoja, kad įstatymas turi būti tikslus, aiškus ir vis tik tas proporcingumas visą laiką turi figūruoti, apie tai reikia visą laiką į tai atsižvelgti. Ir aišku, tam pasiekti, tai reikia kompensacijas vis tik numatyti už tos teisų apribojimus. Ir šnekant apie pensijas, tai 2002 metais Konstitucinis teismas konstatavo, kad senatvės pensija yra asmens nuosavybė, kuri turi būti saugoma ir ginama. Ir jeigu asmuo atitinka tas sąlygas įstatymo sulaukti tos senatvės pensijos, jis ją gauna, jam yra paskirta mokama, jis turi teisę reikalauti, kad ji būtų jam mokama, tokią pačią dydžio išmokos jam būtų mokamas toliau. Ir šnekant apie pensiją, jau galima iškart sakyti, kad valstybei tada kyla pareiga laikytis konstitucinių teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principų. Ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 metais konstatavo, kad valstybinė nepriemoka, pareiškėjų išmokėta nebuvo ir teismas turi šitą praradimą deramai pašalinti, nes kitaip jisai pažeistų visos nuosavybės teisės apsaugos imperatyvus. Ir čia kilo tokia grėsmė suabsoliutinti teisėtų lūkesčių principą, nes konstitucinės teisės visi specialistai jau vieningai seniai sutarė, kad socialinių išmokų kaip pensijų išmokėti galima
tik tiek, kiek lėšų yra surinkama. Ir logiškiausias paaiškinimas yra tas, kad visa socialinė draudimo sistema yra to pagrįsta, kad dabartiniai dirbantieji, jie galima sakyti, išlaiko nedirbančius asmenis, šiuo atveju pensininkus, ir todėl šita sistema efektyviai negali veikti. Žodžiu, kiek lėšų yra surinkama, tiek socialinių išmokų galima išmokėti. Tai tokie aspektai ir atsiranda, kad tokia socialinė draudimo sistema, kuomet dirbantieji, mokėdami dalį mokesčių sodros biudžetą, išlaiko nedirbančius asmenis ir situacija yra tokia kiek paradoksali, kad jeigu norima išmokėti visas reikiamas socialinės išmokas pensijas, tai vienas dirbantysis išlaikytų du pensininkus. Ir Konstitucinis teismas pažymėjo, kad konstitucinė teisė į pensiją, jos samprata negali būti tapatinama vis tik su nuosavybės teisės samprata civilinėje teisėje, nes, aišku, kad pensiją jos negalime kažkaip padovanoti, parduoti ir čia yra logiška, nes daug kas sako, kaip pensija, čia nuosavybė, tapatina su civilinė. Tame ir esmė, kad yra išvesta ta platesnė doktrina, kuri jie yra apima ir Konstitucinis teismas ją taiko vis tik nuosekliai. Ir šnekant apie kompensavimą, tai aišku, kol kas to nėra, nors ir yra sakoma, kad ta sumažinta dalis, kai kurie turi būti kompensuota, bet tam turi būti realios galimybės valstybėje ir, kol kas, kol ten su euro įsivedamu ir visa kita, ir neturi būti jau krizas, ir jeigu tik yra realios galimybės, iš esmės. Šnekant apie teisės į atlyginimą, kaip privačios nuosavybės doktriną, tai irgi praeitais metais, Liepos 1, Konstitucinis teismas priėmė nutarimą, nustatinti, kad irgi krizės metu sumažinti valstybės tarnautojų ir teisėjų pareiginės algos atlyginimo koeficientai ir valstybės tarnautojų priedų už kvalifikacinės klases, statutinių valstybės tarnautojų priedų už kvalifikacinės kategorijos dydžiai prieštarauja Konstitucijoje tvirtintai teisei gauti teisingą apmokėjimą už darbą, konstituciniam teisės valstybės principo teisėjų atlyginimų sumažinimo, nustatantis teisinis reguliavimas ir teisėjo bei teismų nepriklausomumo principų. Ir šis nutarimas, kaip žinia, pareigoja vyriausybę, valstybės tarnautojus, pareigūnams, teisėjams atstatyti iki krizinius 2009 metų atlyginimų dydžius ir kompensuoti dėl atlyginimų sumažinimo patirtus praradimus. Dėl kompensavimo tai ten vis dar figuruoja ta pati problema, kadangi kol kas to nelabai ir gali būti ir visus bylos dabar yra stabdomos, kuriam laiku, po kol nebus kažkas išspręsta, gali būti tik tai grąžinti tiesiog tie dydžiai tokio patys atlyginimų, tačiau dėl kompensavimo tai kol kas nelabai yra aptariama. Ir vėlgi figuruoja ta problema dėl viešųjų finansų paskirstymo teisingumo. Ir esmė visa, kad Konstitucinis teismas ne tai, kad tą sumažinimo atlyginimų dėl jo šnekėjo, o tiesiog nekonstitucinį pripažino valstybės tarnautojų atlyginimų mažinimo būdus, kurie buvo netinkami jo manimu. Tai buvo progresinis atlyginimų mažinimo būdas, tai yra santykinai nurėžti daugiau iš tų, kas daugiau uždirba, o mažiau iš tų, kas uždirba mažiau. Ir susidarė taip, kad tie, kurie dirbo sudėtingesnį darbą, tarkim valstybės tarnautojai, jų atlyginimas tiesiog priartėjo prie atlyginimo mažiau sudėtingesnį darbą dirbančių valstybės tarnautojų. Ir tiesiog Konstitucinis teismas konstatavo, kad atlyginimų mažinimas turi būti proporcingas, tai yra mažinimo nuošimtis visiems turėtų būti vienodas. Apytiksliai vienodas, ten visiškai vienodo negali būti, aišku. Tiesiog turėtų būti nepernelyg skirtingas. Ir tačiau čia yra šioks toks aspektas, kad nebūtinai reikia visiems galbūt proporcingai investuoti į tą bendrą naudą. To ir pasireiškia ta nuosavybės socialinė funkcija, kad galimybė vis tik turi būti, kad kai kurie galėtų investuoti iš tikrųjų daugiau vardan bendro reikalo, nereikalaujant už tai jokio atlygio. Todėl to draust tai irgi kartais nelabai pagrįsta galėtų būti. Ir dėl to kompensavimo, kai jau minėjau, kol kas dar nėra aptariama. Taigi, išvados kaip ir yra tokios, kad jau
aptartos yra tos problemos. Taikoma ir gan nuosekliai, kaip jau sakiau, nors ir nukrypstama nuo tos nusistovėjusios nuosavybės kategorijos aiškinimo. Tačiau viskas yra gan nuoseklu konstitucinio teismo jurisprudencijoje. Ačiū.